Jau jaučiu, kad kokia faina diena. Gyvenime aš noriu gyventi gražiai. Ne gerai, o gražiai. Tai toks vienas standartinis žodis – bendrystė. Bendrystė, bendrystė. Aš buvau labai skeptiškai nusiteikusi, todėl kad tikrai buvau ne vienose mokymuose, jau viską žinau, viską turiu. Ir galvoju, kas dar, kam čia reikia tų mokymų, vis tiek viskas aišku, vis tiek viską apie tą patį. Ir ten užsiturbini, praeina kažkiek laiko ir nenorėjau eiti to mastermindą. Bet man patiko Marina ir aš surizikavau ir tuo metu supratau, kad tai visiškai kitai. Mastermindas tai yra toksai visos savo resursų, kiek tu turi, kiek tu esi sukaupęs visų patirčių, sudėliojamas į stalčiukus. Labai aiški sistema, aiški struktūra ir kalba eina apie veiksmą. Tai yra praktikumas, kuris veda link tavo svajonės. Ir didžiausia dalis, ką girdžiu iš dalyvių, tai toks vienas standartinis žodis – bendrystė. Ta bendrystė nuverčia kalnus. Savo versle turėjau komandą ir buvau toj situacijoje, kai daug žinių, daug mokymų praeita ir mano pačios, ir mano komandos. Ir vis tiek trūko kažkokio vieną siūlelį, kur sujungtų visą visumą. Tai ne tai, kad vienos dalelės įkišimas, tiesiog buvo visas nušvitimas, kontūras, aiškus, ryškus jisai. Ir tai davė rezultato labai daug ir man, ir mano komandai. Ir dabar pati vedu tos mastermindus, tai tikrai dideli pokyčiai įvyko. Tai į mastermindą kviečiu tuos žmonės, kurie užstrigę savo veikloj, išaugę iš savo, vadinkim, tų marškinėlių, kur jauti, kad norisi augti, norisi siekti, norisi daugiau sužinoti ir jausti kiekvieną dieną tą draivą, tą bendrystę, kai tu sieki savo tikslų, įgyvendini savo svajonės ir taipogi padedi įgyvendinti jas kitiem.